Nepaslaptis, kad mes dažnai apie žmogų sprendžiame pagal jo išvaizdą. O patarlė byloja, pagal išvaizdą sutinkame, pagal protą palydime. O ką apie tai mano raseiniškiai? Apie tai mes su jais ir pakalbėsime. Ar tiesa, kad žmogų galima vertinti pagal jo išvaizdą? Panašiai, kad taip. Žiūrėk, tie, kur supranti, geras vietas užima, kokie atrodo. Paprasti žmonės suvargę yra, nuskriausti belnai. Aš pats pensininkas kiek metų, žiūrėk, pensiją nupjovė, da pas gydytoją einu, te irgi jau pensinė amžiaus aš neįvertinamas. Pernai gegužės mėnesį traumą gavau, priepuolis buvo, petį išnarinau. Pažiūrėjo daktaras, tai čia tave operuoti neapsimoka, sako, bet vaisčiukų duosiu, pasiriš ranką, jis sako, išgys. Po šiandien aš tos rankas neturiu. O atrodo, kad sveikas? Taip, ir nepasiskūs. Jauna, tai aišku, operuoju, viską išgydo. O jau senas. Charakterį apibūdyti jo, pavyzdžiui, šakių. Jų nieko negali pasakyti. Sakot, nepasislėps? Nu, galima. Atrodo, kad ne. Ne? Ne. Sakote, rūbai neišduos kas toks? Nu, rūbai gali išduos, bet daugiau tai turbūt, kad vidus turbūt, kad ne. Ar esate apsirikęs, kada taip? Nepasitaikė. Ne. Aš manau, kad pirmasis įspūdis susidaro pagal išvaizdą, o toliau, jeigu tas žmogus leidžia tave pažinti, tai kad kažkaip nelabai, tikriausiai. Aš taip manau, kad aš pati galėčiau gal ir spręsti žmogų, va, jisai man patiko ir aš norėčiau jį pažinti, toks įspūdis, kad jis man atgrasus arba priimtinis, bet aš niekada nelingu susidaryti išankstinės nuomonės, todėl stengiuosi žmogų priimti toks, koks jis yra ir pažinti jį. Ar buvote nors kada apsirikusi? O jos begalę kartų, tikrai taip. Ir žmonės, kuriais laikiau tikrais draugais, galvojau, kad iš pirmo įspūdžio, jie kokie smagus, kokie jie visi geri, apsigavau ir pasirodo, kad atvirkščiai yra. Bet būna ir taip, kad žmonės tau nepatinka kelia antipatiją, bet iš tikrųjų jie nėra tokie blogi, kaip atrodo. Ne. Pagal išvaizdą tai tikrai ne. Vienas žmogus prastai apsirengęs, jisai protingas, gers yra, gailestingas, kitaip. Ar esate nors kada apsirikusi? Labai. Turėjau nuomininkę, žinot. Ir kaip aš ją tikėjau, kokia jinai man buvo gera, jinai buvo mergina su 3 vaikais. Ir galų gale, kai pasakiau, kad reikia išeiti iš namą, aš pareinu, žinot, į savo namą, iš butą. Sūnaus bute gyvenau, kada buvau išoperuota 2 kartus stuburs. Tai jinai man tokių šposų prikrėtė, kad ir dabar niekaip. Neužmigau aš 1,5 metų. Jokių būdų negalima. Pagal išvaizdą apie žmogų spręsti negalima. Nei apie charakterį, nei apie ką nors kitą. O kaip jūs manote? Nu, aš nežinau, žiūrint, kaip tas sprendims į kaip, bet man rodos, kad kažką tai galima biškį, gal taip nuspręs, bet neypatingai. Nu, galima, aš nežinau, sunku pasakyti, žinai, aš to dalykų išvaizdą, bet daugiau apgaulingai kartais kits atrodo, kad kits taip atrodytų, bet palei aprangą tai tikrai nesakyčiau, ką galima spręsti. Manyčiau, kad iš charakterio gal. Ar esate nudegęs ir apsirikęs? Esu gyvenime. Gal galim? Galima? Ja. O galima pasakyti ir koks jų charakteris? Nu, nežinau, gali taip būti. Sakyti, kodėl bėgate, ponia? O mes apie išvaizdą klausinėjame. Nelabai. Kodėl?
Nu, yra tokia, sutinka pagal išvaizdą išlydi, pagal protą, pagal pakalbėjimas, neaiškus. Pirmiausia, tai tas sprendimas iš pirmo žvilgsnis negali pasakyti. Žmogus kartais, aišku, kaip nuotaikoj būna, aišku, bet jeigu bendraujant su žmonėm, tai reikia savo tas visas blogas mintis nuvyti šoną ir bendrauti, kad būtų pačiam malonu ir kitam malonu, nes vis dėlto taip, to geros nuotaikas taip, mūsų gyvenime nedaug yra, o dar jeigu viens kitam gadinam, tai nemalonu. Kodėl dabar, ponia gerbiama? Galima. Galima, pilnai. Nu ir dabar pasakykite apie mane. Apie jūs ką žinau. Apie jūs matau, kad jūs korespondentė kokia, nekas. Jo. Tikrai ne. Ar nekalbėsite, ar ne? Ir negalima spręsti, ir nekalbėsiu. Labai blogai jaučiuosi. Ir dar dviese. O kitą kartą ir nebus kitų kartų? Galima. Pirmas įspūdis būna daugiausia pagal išvaizdą. O po to jau šitą susipažinus, pakalbėjus, pažintis plečiasi ir aišku, išvados arba kinta, arba ne. Ar esate apsirikę? Kai kada taip. Kas ir daugumai žmonių būdinga turbūt.